Labas vakaras, tiesioginiai linkėjimai iš Kauno, iš butiko. 6 valandos vakaro ir dar šviesų lauke. Vau, tiesiog nuostabu, jau saulutė, pavasaris, moteris. Ir žinau, tokių pereinamų orų, kaip šilta, šalta, dar taip vėsuma. Man labai patinka, pamilau tokias sukneles su kakliuku, itin mielo, švelnaus trikotažo suknelės. Tai tikrai labai rekomenduoju, matot ant manęs, L dydį, turiu vienintelę, man atrodo, paskutinę L dydis, 50 eurų suknelė. Rekomenduoju ir jos tikrai, kai moteris dar bijo, sako, veržia, nepatogu, labai mielai prie kūno. Mažesnio dydžio suknelės ir aš anksčiau irgi kažkada tai vengdavau suknelių tokių prie pat kakliuko, bet tikrai turiu, tai labai rekomenduoju, turiu, kaip matot, nuo klasikos iki moderno, rašykit dėl norimo dydžio, geometriniai raštai ir toksai subtilus juodas su baltu raščiukas. Nuo S iki XL beros suknelės, nuostabioji suknelė, žiūrėkit, koksai gražus piešinys, 70 eurų, turiu vienintelę, paskutinę MLX dydis, štai, ir pakuoju klientėms sukneles, kaspinėtis, prie mano aprangos tinkantis suknelė iškeliauja linkėjimai į Vokietiją. Pakvėpinau Levantę, tai yra miško gėlės, lelijos, pakalnutės, labai gaiva ir kartu tokia prabanga. Ir labai dabar džiaugiuosi, stengsiuosi visom klientėm, kuriom keliaus siuntinėliai Lietuvoje už Lietuvos ribų palepinti ir tiesiogiai noriu leisti jums panaudoti, pajusti lotus šito veido linijos priežiūros tą galę tiesiog. Žinokit, apskritai tai jau, man atrodo, nuo pirmo pabandymo galima pajusti, tai yra prausiklis, yra tonikas, yra probiotinis serumas ir kremas, galima užteks 2 kartais, tai palepinsiu savo mylimas klientės. Aš noriu tik tai su kakliukais, žiūrėkit, kokios gražios spalvos, tik maži dydžiai, 50 eurų, štai didesnio dydžio suknelė, toksai LXL, šitos nuostabiusios suknelės 50 eurų, mažo dydžio suknelė XS, žiūrėkit, koks gražus spalvų žaismas, itin mielo trikotažo, tokia kaip antra oda, kaip aksomas. Tai suknelė, šitą suknelę turiu ir labai didelio dydžio XXL ir turiu XL. 60 eurų, šiek tiek praskepukas, geometrinė. Šitos suknelės rašykit dėl dydžio 50 eurų, labai gražus spalvų žaismas, man atrodo yra mažesnės, didesnės. Ir gražuolė tamsiai žalia, su tokiu gražių, įdomių raščiukų suknelės turiu dydį. Barbinė yra keli dydžiai, man atrodo, Emas Lukas, esas Barbinė. Įspūdinga suknelė, štai tokių grožiai suknelių. Čia toksai yra L dydžio moteriai, labai gražiai atrodanti ant kūno suknelė, meniškos suknelės. Ir manusios klientės, ir gal moteris matys pirmą kartą, žino, manajame butike yra nuo klasikos iki visiško moderno, nuo ryškios ekstravagantiškos ir iki kuklios. Štai. Bet aš žinot, jeigu ta spalva labai ryški ekstravagantiška, aš vis tiek einu į tai, kad būtų klasikinio silueto suknelė, tokia dengianti keliukus, tada klasiškai moteris visada atrodo. Štai žiūrėkit, koks gražus, tik tai maži dydžiai, gražus spalvų žaismas. Aš paėmiau ryškesnį šitų suknelių, dar turiu, man atrodo, didesnis ir XS 50 eurų, taipogi su kakliukais, itin mielo audinio.
Žiūrėkit, kokia gražuolė suknelė, vienintelė. Toksai emukas, SSM-as. Čia irgi suknelės yra didesnė ir mažesnė. Štai kokia graži suknelė, XS-as. Šita nuostabi suknelė. Taipogi XS-as, S-as, M-as, L-as. Gražuolė leopardinė pilka. Skeltukas, tikrai ir pasipuošti ir kasdienai, 60 eurų. M dydis, leopardinė ruda ilga, L dydis. Nuostabi prabangi suknelė su kakliuku. Ir žinot, sako moteris, man tikrai, Jolanda, aš nenoriu su kakliuku, bet kaip užsivelka, bet kaip, sako, gražiai atrodo. Tai moterys, nebūkit kategoriškos, išbandykit visas sukneles, konstrukciją su pamušaliuku. Jeigu turite progą, man atrodo, didesnio dydžio suknelę, suderinsim dydį, plytinė spalva, tokia graži geometriniai raštai. Toksai M-as, L-as 50 eurų. Versačinės suknelės taipogi įspūdingos. Ypatingai gražuolės suknelės. Turiu tokį LXL, labai mielas audinys. Ir turiu didelio dydžio, jeigu esate XXL, susisiekite. Čia yra tiesa be kakliuko, bet dar likusios dvi suknelės 50 eurų. Man atrodo, mažesni dydžiai, rašykit, sutikrinsim. Čia su lengvu kakliuku yra SSXL ir turiu XL, XS, man atrodo, S ir turiu LXL. Gražus toksai versačinis raštas. Ir tikrai labai džiaugiuosi, kad ir didelio dydžio moterim galiu taipogi pasiūlyti iškirpimuką. Žiūrėkit, kokia graži, stilinga, moderninta, tokia jaunatviška suknelė. Didelio dydžio moterim turiu 3 dydžius. Rašykite dėl norimo dydžio. Nuostabi suknelė, didesnio dydžio moteriai. Didesnio dydžio moteriai suknelės, rašykite. 50 eurų. Taipogi gražuolis tigras, toksai, taipogi L-as link XL, štai koks pasirinkimas didelio dydžio moterim. Žiūrėkit, koksai gražus spalvų žaismas ir jau klientės patvirtina dėl itin malonaus, mielo audinio prie kūno. Štai labai didelė suknelė. Didelio dydžio suknelė, ilga, žiūrėkit, koksai gražus spalvų paletė. 50 eurų. Didelio dydžio, labai gražus geometrinis raštukas, toksai modernus. Rusvi, elegantiški atspalviai. Šviesi, elegantiški. Čia lygtai lapai klevo. Toksai LXL, ramios, gražios spalvytės. Šita suknelė yra dar vienintelė XL dydžio moteriai. Ir mano rankose begalinio moteriškumo siuntinukas. Tai yra ir kvepalai, iškvepinsiu klientį mėginukų, nes labai nori pajusti Klori. Chiara Ferenzzi Italija kvepalai, parfumas 100 ml. Labai moteriški, toksai labai saldumas, bet jisai einantis charakteris, serbentai, vanilė, jazminai. Labai ir jau atsiliepimai, kad labai gerai palaiko kvapą. Ir taipogi, jeigu ieškote vyrui dovanų, 99 eurai 100 ml Zefyro. Zefyro, wow, apskritai ką apie šitus galiu. Tikras vyras susitinka su tikra moterimi. Tai yra begalinis vyriškumas ir begalinis moteriškumas. Ir klientai taip mielai, ir diržiukas su rože. Ir žinot, kas dar, kas nežinot, namų kvapai, agrūmė tokia. Mano klasika, nuo ko prasidėjo mano kvapų pasaulio šitą parduotuvėlę. Agrūmė tai yra grinai tokia Italija, Sicilija, greipfrutas, apelsinas ir citrina. Vau, namų kvapai su lasdelėmis yra 100 ml, 200, 500.
Ir akinukai iškeliauja gražus, moteriški. Ir taipogi labai jaudinančiai šitie siuntinukai sukeliauja su moterim. Kosmetikos linija Lotus iš Pietų Korėjos, po akių kremukas, jau gaunu tikrai atsiliepimai, bet žinot, tie atsiliepimai yra man kaip ir nuo namų kvapo mano prasidėjo įkūrimas parduotuvytės, taip ir nuo Lotus kremo. Jeigu man tinka, aš jaučiu rezultatą, aš jaučiu jausmą odai nuostabų, jaučiu, kada mano oda pradeda tarsi regeneruotis, atsigauna, net pradeda atrodo blizgesiukas ir tikrai aš naudoju ir kremą, ir serumą, ir ypatingai nuostabus, mane net galima sakyti nokautavo prausiklis. Koks jausmas aksominis, nieko nebuvau turėjus, tonikas iš viso ir visą liniją. Padarysiu kada atskirą laivą, bet moteris, pažiūrėkit, yra albumas, ten parašytos visos kainytės, visi aprašymai. Tai moteris pasilepins ir tonikų, ir probiotinių serumų, ir pakių kremukų, ką būkim visos gražios, žydinčios, švieskime, nevenkime ir ryškių spalvų, ir būkime kuklios, būkime ramios, žinot, kiekvieną būkime pagal save. O mano nuotaikos šiandien štai tokios ryškios. Nai.